muzikinis Rūsys pristato Panevėžys gyvas 2013. Balandžio 19 dieną Arena d'Italija, Klaipėdos 79C. Panevėžys gyvas 2013. Tu privalai ten būti. Visada trečiadienį geriau man neprimink, nes viskas kaip pirmadienį, nesąmonės aplink. Be galo kaip ir kosmosas, nors laikas ten kitoks, bet tuštuma ir žvaigždės tai bent jau neapvogs. Vėl nukrypau į dešinę, o man atgal stabdyk. Ir štai kas atsitiko, manęs tu paklausyk. Ryte mane pažadino, ne pats aš pabudau. Ant stalo piniginėje aš pinigų radau. Apakęs ir nustebintas, nes to dar negana. Svajonių jau išlepintas sugrįžo mergina. Sudie tam amžinam liūdesiui šis bliuzas pasakys, bet jausmą apibūdinti sunku, juk išimtis. Gal man kas pasakys, nustojo bliuzas liūdinti, juk šiandien išimtis. Ryte mane pažadino, ne pats aš pabudau. Ant stalo piniginėje aš pinigų radau. Apakęs ir nustebintas, nes to dar negana. Svajonių jau išlepintas sugrįžo mergina. Nustojo bliuzas liūdinti, ties stygos tai suvoks. Natas šiek tiek pajudinti ir bliuzas bus kitoks. Vakaras. Jūs žiūrite muzikinį Rūsį. Šiandien laidoje svečiuojasi grupės Road Band lyderis, siela, dainų kūrėjas ir sielinas grupės Aleksandras Bielkinas. Grupę pristačiau. Ką grojate, kokį stilių, kiek laiko grojate? Road Band skaitosi bliuzo grupė, bet kaip aš sakau, mes grojam bliuzą ir ne tik bliuzą. Bliuzą ir and more. Aišku, kiek laiko jau grojate? 20 metų, praeitais metais buvo 20 metų. 20 metų, tai va, tai... Surinkam gerų koncertų tą progą su Juodavodė. Kažkur naidžiaut. Buvo. Nėra dabar. Ieškoti reikia. Tai kol surasim, galima papasakoti, gal galite papasakoti nuo pat pradžių tą visą 20 metų laikotarpį, nuo ko prasidėjo, kaip vystėsi ir kaip sulaukėte 20 metų. Mano muzikinė pradžia buvo 10 klasėje. Aš išgirdau Beatlų Dizzy Miss Lizzy, rock'n'rollas toks. Aš atėmiau magnetofoną iš Hebros, reiškia, ir klausiau tą vieną dainą visą dieną. Ir nusprendžiau, kad reikia groti, iš vis aplamai groti. Gitarą, arba ten nežinau ko, aš pradėjau nuo būgnų šiaip.
Va, ir paskiau mokykloje mes susirinkom ir taip, tu būsi basistas, tu gitaristas, tu ten klavišnikas. Tas sako, ne, aš nenoriu būti basistu, aš noriu ten būgnais groti. Nu, žodžiu, pasiskirstėm ir pradėjom groti. Pirma daina buvo, aišku, tas pats rock'n'rollas, kurį aš žodžiais parašiau rusiškai, ką girdėjau, nežinodamas anglų kalbą, ir tai buvo paukščių kalba ir dainavau. Dabar žinau beveik, ką aš dainuoju angliškai. Kaip pradėjo kurtis grupė Road Band? Road Band, taip. Aišku, sovietiniais laikais aš važiavau į kitą pusę. Mes dabar ten važiuojame į Lenkiją, į tą pusę. O sovietiniais laikais tą pusę negalima važiuoti. Mes važiavom į tą Rusijos pusę, ten, į Krymą, ten kažkur, nu, į tą. Mes grojom gatvėj daug su įvairiais muzikantais, ir iš Lietuvos, ir iš Piterio, iš Maskvos, iš Odesos netgi. Iki Odesos davažiavom irgi ten grojom. Va, ir paskiau aš pagalvojau, kad reikia suburti tokią grupę, kuri vadintųsi Road Blues Band. Kadangi grojau pirmoje bliuzo grupėje, jinai vadinasi Hilda Blues Band. Aš pagalvojau, Road Blues Band tada bus pas mane, nes Hildos nebebuvo jau. O paskiau pagalvojau, gal negrosiu tik bliuzą. Ir pasiliko tik tai Road Band. Ką esate išleidę? Albumų pavardinti, gal galime? Daug albumų. Tie pirmie albumai, kurie buvo išleisti tik kasetės pavydu, tai jų aš net nepatarčiau klausyti. Ten gal ir kokybė įrašų bloga ir mūsų grojimas irgi nekoks. Mes augom kartu su, dabar tai grupė, nu šiaip gerai groja. Ten vos ne profesoriai groja, dėstytojai konservatorijos. O anksčiau tai mes pradėdavom kaip iš gatvės, taip sakysim, augom, žodžiu, kaip sovietiniais laikais, ne taip kaip Amerikoje. Jaunuolis paima gitarą, ten nuo vaikystės mokosi ten teisingai, viskas kaip turi būti. Pas mus ne. Ir uždainavau irgi dėl to, kad vokalistas išvažiavo. Tiesiog iš reikalo, nu taip ir atsitiko. Gerai, kad atsitiko. Dabar tą vokalistą, tarp kitko, per Skype'ą kalbėjom su juo, atsirado. Po 23 metų štatuose gyveno. Ačiū jam pasakiau. Nukrypom, o kaip atrodė pirmas albumas? Tai reikėjo man jį atvežti. Aš turiu visų albumų. Pirmas albumas toks, ten viena draugė nupaišė, ten kažkoks ten hipis sėdi ten su gitara. Nu tai toks piešinys. Nu gražus, bet sakau, grojimo kokybė tai labai skiriasi nuo amerikietiškos. Aišku, kadangi mes irgi bandėm bliuzą groti. Kaip aš noriu pasakyti, kad tiesiog mūsų pagrindas yra bliuzinis. Aišku, mes bliuzų festivaliuose bliuzą grojam, bet ne tik, nes yra dainų visokiausių skirtingų. Nu, neįmanoma, dabar juodaodžiai negroja bliuzą, jiems irgi ne visiems įdomu. Nors dabar aš, pavyzdžiui, tiek informacijos daug, anksčiau nusipirki plokštelę kokį ir džiaugiesi ten savaitę, ten mėnesį, ten nežinau. O dabar tiek informacijos, kad nieko neklausai. Bet aš dabar einu į koncertus, tik tai bliuzo. Nu, man ta muzika patinka ir tiek. Išleidai daug albumų, yra ten pirmas ir daug visų kitų. Kaip buvo, ta prasme, tas visas procesas, kaip tada leidot, kaip atrodė ir kaip dabar? Ką pasakysiu, apie daug albumų yra. Gal 12, jeigu tik tai Road Band. Bet, ne, suprantat, čia vaikystės yra svajonė šiaip. Aš tiesiog svajojau, girdėjau, kaip Beatlai groja, Rollingai, ir Led Zeppelin irgi mano viena iš mylimiausių grupė, dėl to, kad ten lyderių nėra, tarp kitko, labai man patikdavo. Bet visi lyderiai, nors ten basistas nelabai lyderis, bet vis tiek, kas daug ką daro ir bosų grojo, klavišais, nu žodžiu, o taip, aš norėjau, kad būtų draugiškas toks kolektyvas. Nu, anksčiau taip ir būdavo, dabar truputėlį pasikeitė laikai. Bet vaikystės svajonė turėti grupę ir dabar Virkis jau tas juokiasi, kad aš galiu sukurti grupę labai greitai. Nu, taip atsitiko. Ir, nu kaip, Beatlai visi leisdavo ne kompaktus, plokštelės ten, žodžiu. Ir aš irgi svajau kiekvienais metais kažką padaryti. Kažką ten rašiau, ten dariau. Nu, ir rašėm tos kompaktus, nežinau, siauram ratui gal, nes jos nėra populiarios tokios. Nu, bet yra žmonių, kuriem reikia.
O kuris tavo albumas, nu, savo išleistas, kuris albumas tavo mėgstamiausias, nežinau, arba geriausiai įvykęs, kurį tu labiausiai užskaitai? Gal geriausias yra tas, kurį mes išleidom su Jolanda Bush, nes ten normalus amerikietiškas balsas juodas, o mes grojam gerai ir viskas. Tai čia paskutinis būtų albumas? Čia būtų paskutinis, gal nu, čia būtent grupės paskutinis. O šiais metais. Biškį plačiau apie jį papasakot, kaip rašinėti, gal ne Lietuvoje rašė? Ne, Lietuvoje. Tarp kitko, radau studiją, kur rašo žmogus gyvai viską ir paskiau po filmavimo telefoną duosiu. Ne, tikrai, žmogus gerai daro, jis pasinagrinėja, kaip Anglijoje darė įrašus ir padarė studiją gerai. Ir skamba, nu, nežinau, tas kompaktas dabar štatuose, jinai aišku išvežė ten pusę kompaktų ir davė savo draugams, tai jie stebėsi, kad viskas tvarko, viskas gerai. Supratau, kaip prisiviliojat užsienietį į Lietuvą? Jinai čia dirbo ir toks yra Žilvinas geros muzikos klubas iš Kauno, dabar jie vadinasi gyva muzika kažkaip ten, ar gera muzika gyvai, kažkaip tai, gera muzika gyvai, man atrodo, truputėlį pakeitė pavadinimą. Tai jis man paskambino, sako, noriu su Jodukė pagroti. Amerikietė, aš sakau, noriu, o koks vardas, sako, Jolanta, sakau, Jolanta, sako, kaip lietuvė čia, sako, ne, ateik pažiūrėk, na, atėjom pažiūrėjom, susipažinom, jinai šiaip dirbo čia pusę metų. Ir, nu, mes pirmą repeticiją pakvietėm ir paskui pagalvojom, kad galima ir turus daryti, ir į užsienį važiuoti, bet kur, pas man. Yra, balsas yra.
buvot išvažiavę? Jeigu, sako, turus daryti, į užsienį važiuoti. Ne, tai su ją mes tik Lenkijoje buvom. Po Lietuvą, Lenkijoje ir tiek. Kaip priėmė su ją? Gana greitai išvažiavo. Nu kaip priėmė? Lenkai labai gerai priėmė bliuzą. Ten Lenkijoje yra, kiek girdėjau, apie 50 festivalį, pas mūsų tik vienas. Bet už tai geras. Tarp kitko noriu pasakyti, kad su mumis dar groja Lenkas gitaristas, tas pats Bogdan Topolskis. Tai kai jis groja solo, jam vos nedaugiau ploja negu mums visiems, tai jie Saviškius palaiko. O čia geras ženklas. Saviškius palaiko. Bet tai čia gal tikriausiai visur yra, kad nu, savas palaiko. Ta prasme, kad ir miestuose groja, jeigu pavyzdžiui Vilniečiai groja Vilniui, tai juos nu, ateina draugai, viskas vyks. Nu, draugai, bet ten taip pat jau tokių mastų jau kaip valstybės, nes nepažįstami ploja savo. Bogdan Topolskis ir visi žino, kad ten kas ir ploja. Ne, nu gerai, nu ką. Nu, pavyzdžiui, tas pats festivalis Suvalkai Bliuz, labai didelis festivalis. Nu čia gal kitaip truputėlį, bet žiūrėkit. Yra, pavyzdžiui, grupė Džem, lenkiška. Jie tarp žvaigždžių, jie paskutiniai groja iš vis. Po nežinau ko, ten vos ne du papal, nežinau, čia visur skirtingai. Tai sakau, kad nu, jie yra tarp žvaigždžių ir kai kurie amerikiečiai net smulkesniam raidėm parašyti. Nu, žodžiu, jie išrinka savo irgi didžiausios grupės ir pristato kaip geriausia, kaip amerikietiška geriausia, o mūsų vos ne dar geresnė. Tai galbūt gerai savo kraštą. Nu, šaunuoliai, jie... Dėl to ar turi 40 festivalių, ar kiek sakai? 50, man taip sakė, jo, maždaug apie, nes ten jie aišku būna ir mažesni, ir tokie. Ir teko ant Žolytės pagroti, tiesiog toks festivaliukas buvo. Nors ten dvi scenos irgi buvo didesnės, tiesiog kad mes akustikai atvažiavom akustiškai groti, tai dėl to ir toks mažesnė scena. Kur teko pagroti, kokiose šalyse? Rytuose, sakai, ten daug visur, o į vakarų Europą ar šiaip kur nors už Atlanto į Ameriką, kokie gal teko? Į Ameriką kviečia daug ir dabar turiu planą ten nuvažiuoti, bet jinai tokia didelė. Reikia pradžioje į Mississippi nuvažiuoti, nes mano kaip žinomiausias bliuzas I've never seen this Mississippi. Mississippi Muddy River Flows. Tai aš po to negalėsiu dainuoti. Man amerikiečius tą dainą patikdavo, net vienas padainavo. Pirmas išvažiavimas buvo net ne su Roll Band, su Hilda Blues Band, mes važiavom į Suomiją. Dar sovietiniais laikais. Turėjom važiuoti mes, Katedra ir dar kažkokią grupę. Bet važiavom tik mes, Katedra paėmė kitais metais ir 30 komjaunuolių. Partija, supranti, ir mes ten, o mes keturiesi tokie tralivaliai visur, o jie taip rimtai į mus prižiūrėjo mus labai stipriai. Bet tada aš pastovėjau šalia tikrų pankų, pamačiau tikrų pankų. Padažyti visi, tikri pankai. Ir aš taip man buvo malonu. Ir jie šokdavo aplinkui ir niekas nepastumė, nei vienas. Atstumas buvo. Aš buvau mūsų tusovčių pankų, tai jie kitaip elgėsi. Ne, aš nieko prieš, aš turiu draugų, bet yra kažkoks atstumas. Jie tokie pankai, turi būti agresyvus. Ne agresyvus kažkodėl. Tik tai vaizdas. Linksminasi, šoka ir nieks nepastumė. Nors aš per vidurį stovėjau. Prieš sceną. Paskiau, aišku, išvažinėta visa Lenkija. Turkijoje mes grojom su Roll Band džiazo festivalį. Paskiau Izraelį grojau, 3 kartus buvau. Bet ten ne su Roll Band, ten akustiškai su Darium iš Roll Band, su saksofonistu. Ir su Jutu irgi vieną kartą. Vokietijoje ten, aišku, paskiau Olandijoje mėnesį ten gyvenom, irgi vienas toks festivaliukas buvo geras. Grojom tarp kitko su Kebmo. Įėjo, gal jums ta pavardė niekas nesako, bet iš tikrųjų jis turi daug Grammy ir
bliuzo scenoje dabar labai stiprus žmogus, Kebmo, vertinamas, jis turi daug apdovanojimų. Tada aš pagalvojau, kad jaunas žmogus, atėjo, juodaodis. O mes su Virgiu grojom akustiškai scenai. Sakom, galima su jumis pagroti. Of course, aišku, užlipo, kai pagrojau, Virgis iškart geriau pradėjo groti dvigubai, aš net armonikėlį paėmiau iš baimės. Žodžiu, paskiau pasirodė, kad čia Kebmo toks labai žinomas muzikantas. Tiesiog. O paskiau dar šeimininkas pasakė, kas grojo toj scenai, kur mes pagrojom. Tai aš jam pasakiau, kad gerai, kad tu nepasakėjai prieš. Visos žvaigždės išvardino, normaliai. Ten Olandijai, kai daro festivalį bliuzo, tai kviečia amerikiečius. Ką, jie taip mąsto, aha, bliuzas, gerai, Amerika, viskas. Iš ten žmonės važiuoja. Vienas Olandas tam dainavo, bet tas Olandas jau 20 metų štatuose gyvena. Real is
kokie įsimintiniausi koncertai arba šalis, kurioje grojate, ta prasme? Nu, Apibendrint. Pirmas didžiausias, galbūt pas didžiausias buvo su Hilda Blues Band, čia buvo prieš Road Band, kai aš dar grojau būgnais Vokietijai. Man sakė, kad ten 50 000 žmonių. Aš nepatikėjau, bet tikrai ten buvo toks laukas ir net žmonės ten, kurie ten toliau, jie net negirdėjo, net nežiūrėjo. Ta prasme, nu, labai daug žmonių. Ir tam festivalė groja ir Antis, ir paskui labai daug žvaigždžių, ta prasme, aš nežinau, ar jūs žinot ar ne, tas pats Robert Cray, Jodas bliuzmenas, kuris yra labai žinomas. Paskui Lenkų Česlav Neman, kuris mirė jau dėja. Lenkų pasididžiavimas yra Frédéric Chopin ir Česlav Neman. Du žmonės tokie. Yra ir kiti, bet šitie numeris vienas, kaip sakant. O dar buvo Ten Years After, kuri 69, kada buvo Woodstockas pirmas? 69 metais. Jie grojo gabalą I'm Going Home, tokį greitą rock'n'rollą. Ir Elvin Lee gitaristas tada buvo kaip greitas pirštas pristatytas 69 metais, o mes buvom Vokietijai 89. Lygiai 20 metų praėjo, tą patį gabalą gyvai girdėjau, klausiau. O dabar Elvin Lee atskirai groja, dabar Ten Years After. Tai plokštelė dvigubai yra, Woodstock tas pirmas, tenai ta daina yra. Muzikinis Rūsys pristato Panevėžys gyvas 2013. Balandžio 19 dieną Arena d'Italija, Klaipėdos 79C. Panevėžys gyvas 2013. Tu privalai ten būti. Panevėžys gyvas 2013. Mes jūsų laukiame. Mes grupė Tekstas iš Panevėžio. Būkite balandžio 19 dieną. Arba Panevėžys gyvas. Sugrįžtant iš turų, iš užsienio koncertų, gal filmavot vaizdo klipus? Kokius vaizdo klipus savo dainom? Turim daug. Ne visi gal geri man, bet jų yra. Jeigu pradedant nuo pirmo ir tolin. Pirmas aš neatsimenu. O, ten buvo toks kažkokia dainelė, tam tokia, aš buvau labai jaunas. Julija Ryčik dar buvo, ta pati, kuri, nu, gal jūs žinot, Fofan grupė, kuri čia prieš porą metų laimėjo tą Euroviziją. Kai mes išsiskyrėm, jie iškart Euroviziją. Nu, ne iškart. Tai kad nereikia groti vien tik bliuzą. Kaip aš sakau, yra tėvas Britanijos bliuzo, šitas John Mayall, jis iki šiol groja bliuzą ir jis labai žinomas, įėjo į istoriją, viskas tvarkoj. O Erikas Claptonas, jo draugas, dar groja, sakysim, ne tik bliuzą, bet supopsinta, taip sakysim, nu, dainos dainavo, nu, stadionus renka. Nesakau, kad tai yra blogai, nes Claptonas yra Claptonas, jis turi gerą muzikinį skonį, viskas tvarkoj, puikus gitaristas, be problemų. Taip, bet. Tarp kitko, kiek žinau, Rollingai taip pat išlindo taip pat. Jie irgi norėjo groti bliuzą, kol neatsirado prodiuseris, kuris uždarė jos, pasakė, dainą parašysit, tada išleisiu. Ir jie, man atrodo, parašė Angel ar kažkokią dainą ir iškart išpopuliarėjo. Aš dar girdėjau, kad kažkoks laikraštis parašė, kad jie yra rock'n'roll grupė, tai jie vos ne į teismą padavė. Ne, mes tipo bliuzą grojame, viskas bliuzas. Muddy Waters bliuzo pavadinimą paėmė Rolling Stone Blues. O kaip Lietuvoje? Su bliuzu? Su bliuzu. Anksčiau, kai buvo mažai grupių, mes grodavom visur. Ten FIDI, ten visokiausiai, ten studentams, visur. Paskiau, jūs net nežinot, apie Road Band rašė daug straipsnių, viskas buvo kaip dabar popse. Nes buvo grupių mažai. Žodžiu, nu vis tiek mes grojam bliuzą, bet vis tiek ne taip kaip amerikiečiai. Aišku, kol užaugo nauja karta. Nesakysiu, kad kažkas groja blogiau, kažkas geriau, bet dabar yra tarp jaunolių labai daug gerų muzikantų, labai daug. Ir džiazmenų yra, ir instrumentalistų, ir iš vokalo pusės labai daug. Ta prasme, dabar yra labai daug grupių
Ir būtent šiandien aš manau, kad bliuzas netoks įdomus, kai buvo, pavyzdžiui, prieš kažkiek metų. Netoks įdomus. Kodėl? Aš nežinau. Dėl to, kad kai pradėjo pirmos žvaigždės važiuoti pas mus čia į Forum Palasą, vežė Relax FM, pirmo lygio žvaigždės, susirinkdavo daug žmonių. Nu, aišku, aš ėjau ir kaifavau nuo to viso. Aš galėjau pažiūrėti viską gyvai. Paskiau salės mažėjo, nesvarbu, žvaigždės tos pačios, tokia pat numeris 1, ten arba 2 lygis, nu, bet vis tiek nesurinkdavo į salę. Tas pats ir gyva muzika, gera muzika gyvai. Irgi tas pats vežė bliuzą, vežė. Nu, paskiau, pradžioje eidavo daug žmonių, paskiau mažiau, dabar jie world music daro. Aš nesakau, kad tai yra blogai, aš irgi einu tos koncertus, bet man geriau būtų bliuzas pasiklausyti. Bet čia man asmeniškai. Ir aš matau, kad žmonėm bliuzas nelabai reikalingas. Nu, aš suprantu puikiausiai, kad jaunuoliai, jie, nu kaip, jie atidaro savo naują pasaulį. Dabar pradėjau ten su vienu gitaristu bendrauti jaunų. O tos kažkur išgirdo ar pamatė, ui, tu dar būgnais groji, ui, tu dar taip, tu dar taip. O pradžioj buvo, tu vos ne lochas, koks tu senas ir lochas, o pasirodė, ui, tu ten ir ten kažką darėjai, ui, kompaktai yra, nu, iš vis, rock band, kažkur girdėjau. Mesgi atidarėm visus tos klubus, žinomiausius ten, Broadway'us ten. O dabar, pavyzdžiui, tas, nu, aišku, dabar jis mane žino, bet kai samdo naują jauną žmogų, kuris samdo muzikantus, nu kaip produceris, tas, nu, klubo, jo, tai jis negirdėjo ten kažkur, bet ką daryti man, aš pripratau, kad man pačiam visi skambino pagroti. Tai aš pirmą kartą ten dabar tokie laikai atėjo, kad aš kartais einu prisistatyti. Jie sako, o paskiau, lyg tai, nu, jie atidaro mus iš naujo viskas. Bet nelabai įdomu. Pavyzdžiui, kiek mes tą pačią Broadway'ą grojom labai daug. Ir, nu, aišku, gal visiems nusibodo, bet mes rinkdavom anksčiau daug žmonių. Dabar kažkaip, nu, nežinau. Nors, nu, sumažėjo koncertų, taip pasakysim. Labai dažnai pradėjau groti vienas kažkodėl. Irgi eko variantai visokiausi. Klubai ten, nu, aišku, 5 žmonėm, okei. Geriau tu vienas pagrok ir irgi gerai. Aš tai mėgstu, kad būtų, nu, pilnas tas, nu, sąstatas. Kad vienam kažką parodyti, kad neužmygtų žmonės, vis tiek reikia kažko. Tai taip, nes kai daugiau žmonių. Aš sėdžiu ant mikrofono mušu, čia gitara groju, kartais ukulėlį paimu, ten armonikėlė lūpinė. Songalim, Heiras kartais pas mane dirba, žodžiu. Lietuvoje kažkodėl išpopuliarėjo projektai. Ten kažkoks projektas, pagal antrininkai, man tai labai nepatikdavo. Nors turiu Beatlų projektą, bet čia tik tai iš pagarbos, iš meilės Beatlams ir taip toliau. Ir tai yra džiaze. Bet sakau, kad, nu, antrininkai, o dabar visiems įdomu. O kodėl? Aš sakau, kodėl įdomu? Aš galiu pagroti, kam man daryti, pavyzdžiui, ten Beatlų projektą, nu, jeigu aš galiu pagroti ir Beatlus, ir Creedence'us, ir savo, ir dar kažko bus įdomiau tiesiog. O žmonėm kažkodėl tie projektai patinka dabar, aš nežinau. Aš tai manau, kad lengviau prisiviliuoti žmonės. Jo, nu, bet, nu, kodėl žmonės tokie neįsilavinti muzikaliai, aš nežinau. Čia bėda. Bėda, jo, tikrai bėda. Negali atrinkti. Nu, aš suprantu, kartais žmonės, nu, aš kaip muzikantas vertinu muziką. Man blogas grojimas yra blogai dabar. O kartais žmonės blogai groja, o žiūrovams visiškai iki lemputės jiem būna gerai vis tiek. Aš daug žiūrėjau ir nesuprasdavau, kame reikalas. Gal čia savo žmogus, ar jis tiesiog jaunas, netoks storas ir gražus, tiesiog mergaitės ten, oi, beleka tu gerai groti ir vis tiek gerai bus. Nu, žmonės, aišku, skirtingi, muzikantai irgi skirtingi būna. Tarp jaunuolių yra irgi ir gerų muzikantų, ir blogų, bet irgi negalima sakyti, pavyzdžiui, jeigu tu punk muziką groji, tu turi groti, nu, neturi groti kaip jazzmenas, neturi ten kažkaip gerai groti, tu turi tam stiliuje groti tiesiog ir viskas. Tai kad... O ką galiu patarti jaunuoliam, jo?
Tai davesti, ką jie pradėjo iš muzikinės pusės, davesti iki galo bent, iki kažkokio. Nes labai dauguma paima, meta ten. Reikia stumti į vieną pusę, tada bus kažkoks rezultatas. Jeigu tu myli, pavyzdžiui, aš nieko prieš, jeigu tau patinka metalas, būk geriausia metalo grupė Lietuvoje, pavyzdžiui. Arba viena iš geriausių. Gali būti ir taip. Nes geriausias nėra taip, kad o tas geriausias ir viskas. Jų gali būti keletą, jie skirtingi. Yra tik tai va, tas geras, o šitas reikia pasimokyti ten. Arba taip pat. O dar yra vienas dalykas, pavyzdžiui, labai galiu pasakyti, kad grupė yra grupė. Gali žmonės atskirai groti nelabai techniškai, bet kaip grupė jie labai įdomus grupė. Pakeisk į profesionalą bent vieną, net nelabai grojantį, dvigubai geresnį muzikantą paimk, gali neišeiti. Ir aš su to susidūriau jau, čia ilgai nepasakosiu, bet taip jau buvo. Nors dabar pasaulyje daug kas taip daro, tas pats B.B. Kingas, nereikia toli eiti. Aš kiek girdėjau, tiesiog jis turi menedžerį, menedžeris nuo tom viską surašo ten, arba ten kažkas. Jie susirinko gerus muzikantus, kurie iš karto nuo tų groja viską. Ir taip, dabar nėra taip, kad ten susirinkti, senas žmogus ten, kad repetuoti kažką ten taip toliau. Čia yra kitas dalykas, žiūrint kokią muziką ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, Led Zeppelinai, kai susirinko, jie buvo, man atrodo, kad jie ir repetavo, ir kartu daug praleido laiko, ir Beatlai tas pats, 10 metų jie vos ne kartu nuo ryto iki vakaro, dėl to ir grupė, nors jie skirtingai visi, negeri muzikantai, ne dainininkai geri, o rezultatas, prašom. Kiek aš girdėjau, kiek sako, reikia, 3% talentų, 97 darbo. Čia taip, Bachas taip pasakė. Jeigu jūs tiek pat dirbsit, būsit kaip aš. Tiesiog reikia eiti savo keliu ir kažką dabaigti, kažkaip jį pabaigti, ta prasme, ne taip, kad iš vis pabaigti, o kažkokios, turi būti kažkokie atramos taškai kažkokie, arba kompaktėlė kokią padaryti bent, arba kažkoks rezultatas turi būti. Per daug nesiblaškyti, bet irgi, žodžiu, vis tiek reikia kažkokią savo takelę turėti. Ačiū už nuostabų interviu. Buvo Aleksandras Belkinas iš grupės Raus Band. Muzikinis Rūsys pristato Panevėžys gyvas 2013. Balandžio 19 dieną Arena d'Italija, Klaipėdos 79C. Panevėžys gyvas 2013. Tu privalai ten būti. Muzikinė Rusija TV žiūrovo dėmesiui. Paskutinė galimybė laimėti šį puikų 13 Forto DVD albumą. Žlugimą, kilimą, stovėjimą, vietoj kitų naikinimą savęs, neapykantą aš daug ką noriu pasakyti, galbūt iš ties tai nieko nepakeis, galbūt optimistų yra būti gerai, galbūt pesimistų yra būti blogiau, bet čia juk nėra mesme, čia juk nėra mesme, nėra mesme. Gyvename mes,
iš jūsų daugiau garso. Jūs filmuoja čia Forto DVD. Šokam! Jums tai reikia atsakyti į klausimą, kuriame Lietuvos mieste buvo nufilmuotas šis puikus 13 Forto DVD ir savo atsakymus siųsti elektroniniu paštu muzikinisrusys@gmail.com. Ir turime gerą žinią žmonėm, kuriem nepavyks konkurso metu laimėti šio puikaus DVD. Jūs jį galėsite įsigyti muzikos įrašų parduotuvėje Muzikumas Vilniuje, Aušros gatvėje 13 arba Panevėžyje muzikos instrumentų parduotuvėje Muzikinis Rusys, Vasario 16 gatvėje 20. Sėkmės dalyvaujant konkurse ir jau kitoje laidoje paskelbsime konkurso nugalėtoją. Iki!